Sveiki visi, su jumis Sporto Topas, mano vardas Eimantas. Na ir šiandieną mes lankomės Vilniuje, būtent Litexpo, kur sugrįžo legendinis Gameonas. Pasižiūrime, kas čia vyksta. Truputį disclaimeris, kadangi negavom geresnės įrangos, mikrofonų ypatingai ir kameros kai kur šiek tiek galėtų būti geriau, tai nepykit, ausinių mylėtojai, gali mums garsas labai nepatikti. Atsiprašom už tai. Bet jeigu norit mums padėti, tai paspauskit laiką ir prenumeruokit. Tai gero žiūrėjimo ir jo, kitą kartą bus geriau, pamatysit. Sveiki visi, esame trečioji salėje, turime daug veiksmo. Yra driftinimo, yra skaitechas, yra pepsis, einam pasikalbint, pažiūrėt, ką rasime ir bus matyt, gal susitiksim kokių žmonių, žvaigždžių, draugų. Kaip pats Gameonas? Nedaug matėm, būnam čia. O daugiau nepasisekė pasivaikščioti aplinkui? Vakar pasisekė pasivaikščioti, nežinau, įspūdingai, daug nepavyko kažko tai išbandyti, bet pavydėjau visiems bandantiem. Ok. Klausimėlis, koks mėgstamiausias yra Nintendo žaidimas? Mario Kartai man asmeniškai. Nes? Nes azartas. Ar kiek draugysčių yra sudeginta per Mario Kartas? Nu, kad pykčių yra buvę, tai tikrai, bet nesudegina, ačiū Dievui. Yra aukščio žemėlapis. Ai, tada per mažai tada dar pakasiau. Ne tai, kad per mažai pakasit, nežinojom pakabinimo aukščio viso šito karkaso, tai mums biškai išsiderino. Nes laboratorijai vietoj, kur turim tas aukštas, biškai kitoks yra ir mes net gaudėm koeficientą, nes tai yra studento darytas baigiamasis darbas. Užslėpti koeficientai tokie. Tai va, ir gavosi taip, kad ėjom, bet jį reikėtų išplėsti. Smėlio gal per mažai atvežėm, tik 250 kg, bet kaip mato trūksta, dar reikėtų įdėti, kad didesnį kalną pasidaryti. Ir va, tada jau dedami bokšteliai, dedam antrą bokštelį, jisai iš karto jį fiksuoja ir kol yra trikdžiai, žaidimas nevyksta. Dabar vat, matot, papuolė į lankininko matymo lauką, iš karto šaudomas. Tower defensas toksai. Defensas. Tai esame iš Sports Topo, norim pasiklausinėti kaip Gameonas, kaip atmosfera, kiek žmonių, kaip sekas. Šiaip viskas puikiai, viskas smagu, atmosfera irgi puikiai, laukiu turnyro sekmadienį, o kaip ir taip. Ar pirmą kartą čionais? Gameone taip, buvome Komikone du kartus praeitais metais. Tai jo, Gameone pirmas kartas. Ok, ko trūksta Lietuvos dar geiminimui, kad būtų vis geresnis? Ko trūksta, aš manyčiau, pačių influencerių Lietuvos gamingo, nes kaip šiuo metu gal turime tą patį LT Republiką, turime taip pat ir tą žentelį kiek ties techniką, o būtent ko dar daugiau aš nesugalvoju. Manyčiau, kad trūksta pačių tų influencerių, žmonių, kurie kurtų visą tai. Ok, supratau. Tai mes linkime tiesiog gero Gameono. Labas. Sveiki. Labas. Sveiki. Ką veiki? Mėgaujuosi Gameonu. Šiais metais dar, kaip matome, tyrinėjame. Šiaip yra visai neįprastų dalykų. Kas jums labiausiai patinka šiame Gameone? Mums viskas, atvirai. Kas labiausiai išsiskiria iš čia? Iš čia kol kas tankas, didelis traktorius. Šiaip labai smagu, yra visa indie game vieta. Taip. Nes solo devint irgi bandžiau, kol kas negrįšiu, bet labai didelis respektas į jų pusę. Taip, tikrai smagu. Šiaip, ką galiu pasakyti, kad ko trūksta šiame Gameone, yra tokių, kaip pasakyti, turnyrų, kuriuose yra galima kompitinti, užsiregistruoti. Yra, pavyzdžiui, už mūsų yra 5 prieš 5 turnyriukas, kitaip sakant. Bet paprastai jokio prizo, tiesiog for fun. Aišku, norėtųsi užsiregistruoti, bet, kad competitive būtų. Ir būtų kilimas prieš ką žaisti. Ok. Tai čia vienintelis dalykas, ko man labiausiai trūksta, nes aš, kaip pasakyti, kaip competitive žaidėjas, man norėčiau kažką išbandyti naujo. Noris pasilyginti šiek tiek. Taip, noris pasilyginti, nes,
norisi ir pakilti, ir biškį, kaip pasakyti, atsipalaiduoti. Ir tuo pačiu laimėti kažką. Nu jo, suprantama. Linkėjimai mano mamai, močiutei ir tabo bandai Lukai. Šilainiai linkėjimai. Linkėjimus perdasim. Gerai, ačiū kolektyvas. Kodėl World of Tankai turi tokią didelę vietą? Tai turime mūsų karžygį, didysis tankas, bet šiaip didžiausias dėmesys yra būtent šianais, kas yra, net nežinau, jau kelių D konstrukcija, bet realistiškiausias tankų žaidimo experiences vienoje vietoje. Turime 2 žmonės, vienas vairuoja, kitas atsakingas už šūvius. Ir dar 3 matau, bet turbūt yra pagalbininkas, kuris reloadina jums visą tą tanką ir tada gali vėl šaudyti, visiškai kaip realybėj. Kadangi ateinančiam klipui mums sutrukdė mūsų draugai Q-Buildsai, o tiksliau jų reklama, tai aš padėsiu jums šiek tiek išgirsti naujai, kaip čia kas buvo šnekėta ir kalbėta. Tai jo, Damage linkėjimai, Q-Buildsai linkėjimai. Jo, kitą kartą bus geriau, pamatysit. Šalia manęs turinio kūrėjas Damage planas, tai Damage rytoj laukia tikrai ypatingas show PUBG Creator Showdownas. Kaip esi pasiruošęs jam? Labai gerai, labai pozityviai, kaip ir sakiau, šiandien žmogui minėjau, imsim 1 vietą, ar viršui, ar apačioj, svarbu 1 vieta, kitų neimsim. Kaip pats Gameono renginys, jisai sugrįžo po tokios šikios pertraukėlės, kaip visas hypas. Hypas belekoks, labai viskas super, tokie renginiai nežinau, aš esu dalyvavęs Gameone 1 ir 3, tai čia yra aukščiau, jau tada buvo labai aukšta kartelė, čia yra next level, žiauriai geras hype su visais bendraminčiais, gameriais, streameriais, kolegomis, youtuberiais, žiauriai. Emocijos per viršų eina. Kaip tau LTU Republic išpildymas būtent su savo komanda 2 aukščių scena, ko dar Lietuvoje e-sporto scenai nėra buvę? Čia yra kosmosas, iš tikrųjų, visiškas kosmosas, LTU Republikas įdėjo daug darbo, žmogus, nežinau, daug bemiegų naktų, manau, turėjo, labai stresuoja, labai tikiuosi, kad viskas bus gerai, aš irgi tikiuosi, kad viskas jam pavyks. Tai ko palinkėtum varžovam prieš rytojus laukiamą kovą? Netiklumo, išsiblaškimo, nemokėjimo žaisti. Daugiau nieko nelinkėsiu. Sunkios nakties ir sunkios bemiegės nakties. Supratau, ačiū. Šalia manęs turinio kūrėjas Omantas, kavos dar įkūrėjas, o dabar rytoj tavęs laukia PUBG Showdownas. Kaip nusteikęs prieš rytojus finalą? Puikiai, rytojus bus kupinas įdomių dalykų. O nežinau, kaip nusiteikęs. Nu, viskas gerai, laukiamas renginys, daug dirbom ties juo, Kariui labai daug reikėtų padėkoti dėl to, kad sukūrė tokius šaunius projektus ir renginius, kur gali susirinkti labai daug turinio kūrėjų. Šiam 4 žmonės visgi ir vienoje vietoje, šiam 4 žmonės, visi ant scenos yra kosmosas, ko dar Lietuvoje turbūt nėra buvę. Tai aš labai laukiu, labai džiaugiuosi ir viliuosi, kad patiks. Kaip vertinti būtent tavo produkcijos išpildymą? 2 aukštai, didžiulė scena, Lietuvoje taip dar tokio dalyko nesam matę ir 64 turinio kūrėjai vienoje vietoje. Tai jeigu viskas pavyks, vertinsiu gerai, kol kas negaliu pasakyti, ką tik buvo ant scenos, bet reikia pasižiūrėti, kai visi bus. Nes, nu, įdomu, manau, kad ir žmonėm turėtų būti įdomu, tik nežinau, ar matys visus mus kaip komandos kapitonus iš lobio žmonės, kurie stebės visą renginį. Tai čia dar aš toks skeptiškai galvoju, bet manau, kad viskas bus liuks, plus bus didelis ekranas ir galės stebėti viską iš gyvai. Tai. O kalbant apie visą Gameoną, dabar jisai sugrįžo po pertraukos, kaip vaibas, kaip visas tiesiog jausmas čia būti dabar? Vėluoja, kaip matau žmonės daug kur. Šiaip viskas smagu dėl to, kad aš esu pirmo Gameono ambasadorius. Tai labai smagu atsiminti ir beveik 10 metų prabėgo, 9, jeigu tiksliau nuo 2015. Tai ir pats Gameonas pasikeitė ir aš kaip žmogus tai labai džiaugiuosi, kad tęsia žmonės, jau dabar turbūt Gameonas nebe tiems priklauso, kuriems priklausė, galbūt nebe tokia meilė, bet viliuosi, kad projektas bus išpuoselėtas ir tęsis ir visi džiaugsis. Nu ir tada pabaigai, ką palinkėtum savo varžovams rytoj? Mažiau bičiult. Supratau. Sveiki, esame iš Esportstopo ir norime pakalbinti, kaip Gameonas, kaip aplinka, kaip viskas. Nu, normaliai, gerai, kad atsigavo. Ta prasme, smagu pamatyti, kad tiek daug žmonių, šiaip įdomus visi eventai, laukiu cosplay pasirodymų. Ką reprezentuoji? Šiaip
pats persirengęs dabar kaip Fenty iš Genshin Impact'o, bet atvažiavau tiesiog, pasižiūrėti idėjų, pasikaupti Anime Nights'am. Ar kuom susijęs su Anime Nights'ais? Tai pagrindas tame, kad Geimone vyksta cosplay pasirodymas, kur per Anime Nights'us irgi vyksta cosplay pasirodymas ir tie visi, bendrai labai susiję abu eventai. Šalia manęs Simas svarbiausia Dreitenužis, tai Simai, rytoj tavęs laukia įspūdinga šaumečio kova, kaip esi nusteikęs? Norėčiau būti ne paskutinis, bet yra daug šansų, kad būsim paskutiniai. Nes mūsų komanda labiau eina ant vaibo. Tai tikėkime, būsime ne paskutiniai, esam su Aišiu susisporinę iš dalykų, kurių negalima galbūt promautinti, kurie bus aukščiau. Tai spėju pralaimėjau. Bet rytoj vaibo lygyje būsit viršuje. Vaibo lygyje stengsimės būti publikos galbūt numylėtiniai. Pažiūrėsim, kaip seksis. Šiandien dar turim varyti aprangų pirkti. O, su aprangoms visko bus? Gal. Geimonas sugrįžo po tokios, sakykime, pertraukos, kaip jaučiasi tiesiog visas haibas, kaip čia viskas atrodo? Aš negaliu atsakyti, čia yra mano pirmas Geimonas. Pirmas Geimonas? Taip. Mano lygiai taip pat. Nes aš prieš 5 metų, sakė, pertrauką darė, tai aš prieš 5 metus dar Anglijoje gyvenau, tai jo, visiškai mano pirmas ir vaibas gerai. Šiaip labai pats ką tik džiaugiuosi su Lietuvos, galim sakyti, Top Notch vedėju Justinu Jankevičiu pakalbėti ant stage, pačiam buvo didelė pagarba ir malonu. Tikiuosi, nenusišnekėjom. O dabar kalbant apie sceną, kurią LT Republikas kartu su kolegom paruošė, tu esi buvęs tiek pasaulio čempionatuose Counter-Strike, tiek skirtingose Lietuvos turnyrose, pats esi organizavęs jų. Kaip tau šitas 2 aukštų stebuklas pastatytas? Jis atrodo gerai, aš tikrai dvejoju, jeigu sąžininkai atsakant į klausimą, kažkaip galbūt būtų labiau norėjusi, kad mes kaip turinio kūrėjai su savo komandom galbūt labiau matytumėmės, bet aš suprantu, iš scenos 64 žmonės susidinti kažkaip reikėjo kažką sugalvoti tokio. Tai buvo galbūt pokalbis anksčiau, kad planavo daryti, kad mes ratu va čia, kur žiūrovai yra, žaistumėm ir žiūrovai tada būtų viršuje aplink, bet galbūt iš techninės pusės čia nepavyko. Aš drįsčiau teikti, kad tas galbūt būtų geresnis, bet čia tik mano nuomonė. Na ir visų klausiu šiandien, su ko kalbėjau, tai koks yra palinkėjimas tavo varžovams prieš rytojaus mečą? Neapsimyšt. Trumpai ir aiškiai. Ačiū tau. Gerai, ačiū. Tai toks buvo šių metų Geimonas. Laukime kito Geimono, Komikono dar prieš tai bus. Tai ačiū visiems. Kitą kartą bus žymiai geriau, pamatysit. O dabar linkėjimai visiems. Ačiū, kad žiūrėjot. Sekite mus esportstop.lt socialinėse medijose. Ir iki greito.